potėpių grįžo į Vilniaus Žalgirį. Po ilgesnės pauzės Braianas Teiseira, jo perdavimas ir nuošalės nėra. Nikolas Petkovičius sako, palaukit, neskubėkit. Atrodė, kad 20 minučių ir plus dar šiek tiek laiko be epizodų žaidžia Vilniaus Žalgiris, bet štai dabar sėkmingas Braiano Teiseiros prasiveržimas kairiuoju atakos kraštu, perdavimas į vartininko aikštelę ir ten Nikola Petkovičius aplenkęs Milaną Rutkovskį. Ir Marko Karamarko ir Milanas Rutkovskis tik statistai ir stebėtojai buvo šioje sesnėje. Tai reikia laiko, kad pradėtų demonstruoti bent kažką panašaus į tai, ko iš jo tikisi komandos gerbėjai. Matas Vareika, geras perdavimas ir Marko Karamarko. Jeigu ne Marko Karamarko, tai greičiausiai Nikola Petkovičius būtų iššovęs ir antrąjį savo įvartį. Dar kartelį pažiūrėkime. Nuošalės nebuvo, taip Simonė Moskinas taip pat neturėtų jokių ten šansų pasiekti kamuolį. Ant savo vartų linijos buvo likęs italas. Marko Karamarko nusprendė, kad geriau jau jis pats, nei Nikola Petkovičius. Nežinau, ar serbas su tuo sutiktų. Sunkiau stabdo Žalgirio atakas ir tokiais tempais gali šiandien primušti ir ne 3 ir ne 4 įvarčius. Matas Vareika ir trečiasis įvartis. Skėsčia rankomis Simonė Moskinas, o Matas Vareika gali šiandien švęsti. Antrasis jo karjeros etapas Vilniaus Žalgiryje ir pagaliau pelno įvartį. 7 rungtynės top lygoje šį sezoną ir pirmasis Mato Vareikos įvartis. Byra riterių gynyba, čia be abejo ir Simonė Moskinas neišgelbėjo savo komandos, galbūt tikėjusis Deimantas Rimpa. Pavyksta taip kyštelėti kamuolį pro rakto skylutę, ataka dar tęsiasi, Deimantas Rimpa ir įvartis. 3-1 ir prie kamulio skuba ir Vilniaus riteriai, čia dar Deimantas Rimpa nutraukia, net nežinau kiek čia jau tų minučių, gal net valandų trukusią sausą Vilniaus riterių seriją. Tinėje situacijoje puikus pasiekimas Žalgiriui. O kasgi čia darosi? Marko Karamarko. Antrasis riterių įvartis. Na ir 74 minutė. Arvydas Novikovas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Marko Karamarko įsirašo pirmąjį savo įvartį top lygoje šį sezoną. Priminsiu, kad jis yra įmušęs įvartį ir Lietuvos futbolo federacijos taurės rungtynės ir koks nesusikalbėjimas vidurio gynėjai ir vartininkai.